Čia bus video, kaip aš persidariau mikrofoną į labiau tinkantį gamtos įrašams. Paukščiukas čiūpa. Mona yra krypties neįmu nustatyti. Aš sausinėm einu ir aš negirdžiu, kurioje pusėje jisai yra. Sakykim čia. Minutės traukia. Nusisukė. Nebetika. Aišku, girdit, nes čia nėra ko norėti, kaip jums girdėti. Tai va, visas tas savo darbiškumas. Kaip jo. Kaip jisai kryptį riboja. Tai va, nusipirkau mikrofoną už 5 eurus. Na, siuntimas dar 5. Jis veikiantis yra, bet jis ganėtinai prastas, turiuomenį, jisai, žodžiu, prastus kapsulės viduje. Tai vat, mėginsiu šį perdaryti į kitokį biškį jautresnį. Turiu iš kitas kapsulės, aišku, pirmą reikia pamėginti jį išardyti, ar jisai vapšiai ardosi. Jeigu ne, tai, nepavyks, tada bus liūdna. Žodžiu, 5 eurai su viskomis veikiantis yra. Šiaip jo kaina, nežinau, kažkada jis apie 100 eurų kainavo, jis nevertas tų pinigų yra. Tai su viskom. Žodžiu, tai va, reikia dabar, išardyti. Taigi jisai turi savo bateriją. Kažin ar nebus įklijuotos tos kapsulės. Šiaip, nes kaip kitaip ištrauksi. Ausilas varžtas. Čia biškai šoną. Geriau kas toliau. Čia atsidaro. Kažkaip turėtų išsitraukti viskas. Nežinau, su kom čia pastumti reikėtų. Atsiprašau. Pastumų, bet per trumpas. Reikia su kažkom išstumti. Jis nenori išsitraukti man. Reikia kažkokį tai panašiai yra padarytas. Gal su visom grotelėm išsitraukti. Ne, reikia kažką tai žiūrėti.
Žodžiu, išardžiau jį, aš elementariuoju, brutaliuoju būdu tiesiog išstūmiau kapsulę laukan, aišku, sugadindamas, čia nieko čia baisaus. Ir aš jo nepadarysiu stereo, nes mano kapsulė, jis yra mažas ir ta kapsulė jis yra dydžio identiškas. Tai dažniausiai būna standartinės. Jeigu aš dvi jas įdėsiu, tai jos viena kitą tiesiog užstos. Ir aplamai nebus kur prakišti laidą. Tai čia bus su vienu. Nėra čia didelė kažkokia tai bėda. Bus vienas. Bet tiesiog aš galėčiau ir taip kažkaip tai montuoti. Bet čia vietos tada dar lieka. Vis kartu su tuo eina. Nu žodžiu, įdėsiu čia kažkur tai per vidurį ir bus gerai. O ten jis buvo gale ir tas skylutės, nu nežinau, kažkaip tai čia. Nu ne aš konstrukciją sugalvojau, bet kažkaip ne taip būna. Iš vis tie būna kiti, ne su skylutėm, o su grotelėm. Tai gerai, dabar reikia tiesiog prisilituoti ir pamėginti jį prisilituoti prie jo paties stiprintuvo. Ir pamėginti, kaip veikia tiesiogiai be šito stiprintuvo, jungiant į rekorderį ir kaip veikia su juo. Vat įdomu bus pamėginti, koks tas skirtumas yra. Nes jeigu tokia kapsulė prasta, tai čia irgi matosi, kad nelabai čia kažko tai įspūdingo, tiesiog elementariai maitinimas pajungtas. Aišku, man patogiai bus, kad čia galėsiu jungti auksinį kištuką. Taigi, lituoklis. Kaip greit kaista. Dabar tas sudėtingoji dalis, kai reikia kažkaip tai greitai prilituoti. Aš šitas kapsulės turiu, žadėjau stereo daryti, bet neišeis tada. Tai nebereikia. Pliusą darysim raudoną. Su pasta negaliu daug žaisti, nes kai man pribėgs į vidų bus po visos kapsulės. Vienas yra. Nagi dabar. Ne, kуда? Kas čia? Atšalo man lituoklis? Nu ne. Bet rimtai? Ar ne, viskas gerai. Gal tos pastelės reibiškai.
Antras prikybo. Reikia tikėtis, kad nes ką daryti, tiesiog ją dabar tiesiog pasijungti ir pažiūrėti, ar jinai veikia. Tuoj sekundį. Tai va, aš ją pajungiu tiesiog paprastuoju elementariu būdu, dabar dar ją garsas eina. Pasukinėjant jaučiasi, kad viskas gerai. Žodžiu, įveikia. Tai va, dabar reikės pamėginti prie jo stiprintuvo prilituoti, pažiūrėti, ką šneka jo stiprintuvo kokybė. Taigi čia buvo pliusas. Pliusas yra raudonas. Gerai. Iškinis trumpina galus. Вот, pirmas. Antras. Taigi pliusas raudonas. Pirmas. Antras. Ką? Dėt batarkę. Jungti laidą. Ir pamėginti prijungti. Nu, o šitą jau tiesiai ir kaip traška. Ir visai, sakyčiau, neblogai. Kaip tokiam ir triukšmas mažas to pačio mikrofono. Ir man atrodo, šitaip ir paliksiu. Aišku, bus minusas, kad bus sumaitinama baterija. Bet tos baterijos vos ne savaitę užtenka, tai kad čia nelabai didelis skirtumas. 1, 2, 1, 2. Mat kaip jaučiasi, kai sukinėjasi kapsulė 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jinai kryptinė yra visiškai. Tai žodžiu, taip aš surinksiu jį, kaip jisai yra. Nors ne, vis dėlto darysiu aš jį tiesiai. Man bus daug geriau. Nes reikia išjunginėti srovę kiekvieną kartą, man kaitaliuojant mikrofonas bus lievai. Nes tai nereikia maitinimo, kitam mikrofonui jau reikia ir kiekvieną kartą junginėti žodžiu. Atlituosiu, aš tiesiog prilituosiu. Tie laidai taip ir eis tenais. Mažai, daugiau gazo. Reikia čia viskas smulku, pasižiūrėti eina. Kam ta baterijos nereikia visai. Nu, jeigu aš nesumaišysiu tų laidų, aišku, nieko neatsitiks čia blogo.
Bet čia taip ir yra. Pliusas eina prie pliuso. Kažkokį mistinių būdų reikia ten ir laikyti, ir lituoti. O, gočia. Užšviesti minusas turi būti. Ai, man minusas. To balto. Opa. Atsiprašau. Taigi, dar biškį lydime toliau. Biškį tos košies. Antras pašola. Dabar reikia testuoti. Na žodžiu, čia buvau grybą prisipjaustęs, laidės sulitau kaip tiksliai kaip reikia dabar. Veikia per jį. Ganėtinai normaliai, pamėginti reikia jautrumą padidinti. Bet jau turės tokį nemažą vidinį triukšmą. Na, bet nėra ko norėti. Kapsulė 3 eurai kainuoja. Tai čia visi geresnė už aną. Ana gal daugiau žemų turėjo, o jeigu aš nulupčiau tą, čia yra kaip apsauga. Skylutės mažas, nu gal biškai geriau. Vis tiek ten uždengs, tai va. Dabar reikia viską sukišti atgal. Ir bus samedialkinis antras mikrofas. Tai padarysiu taip, tą nukirpau aš per pusę, tą kur vidų statas, dėsiu kapsulę ir aš ją iki vidurio dastumsiu, nes toli nereikia visiškai. Ten buvo kažkaip, sakau, kažkas darė tą mikrofoną, tai nelabai matyt orientuojas kaip reikia. Kapsulės dažniausiai per vidurį būna. O ten buvo iki pat galo, tai kol tas garsas daina, tai kas ten belieka. Dabar vėl tas perkišimas sudėtingasis. Gilys. O, įlindo. Skylutės toj pusė ir toj bus, kad būtų. Gerai. Važiuojam. Užšausi tą kapsulę. Čia aš sulanksti yra. Noriu lysti. Šitą reikia, jeigu praslysti, va. O, važiuojam. Laidai čia. Reikia čia. Va. Ta kapsulė, nežinau, čia matosi ir kažkur čia per vidurį. Prilituosiu atgal laidus ir bus viso.
Pirmas. Antras. Gut. Čia man nieko nesudegintų. Taigi tie du yra. Dabar kažkaip tai reikia čia viską, kad nesusiklausti, reikia izoliacijos biškį. Gaila neturiu aš tų klijų, tų kur pakaitinį. Tai jeigu čia gerai prikaitinį priklijavai 100 metų. Jau gaila, kad neišėjo stereo. Būtų liuks čia kaip buvę. Aha, nenori vietą eiti. Tie laidai trukdo. Laidės išsiaiškinti. Reikia už to jungiklį patraukti. Nes tas jungiklis ir maišo jam. Aha, nelenda. Iš visko aš čia suku galvo, koks skirtumas. Tik man tie mygtukai nereikalingi. Dabar nebeištraukia. Taip turėtų būti. O man zin. Štai surinksiu belenkai apie viskas. Čia vaštas yra. Čia. Bus jau. Aišku, reikės, o tai viskas. Neketinas čia per daug smulkintis yra. Tas virkštelis. Noriu patikrinti pirmą, beveikia. O ten už krūmų yra pelis. Krikliukas toks. Ten kažkur yra paukščiukas. Atbulai vėl girdis. Šono jau mažiau. Nereikėtų arčiau prieiti.